Sveiki. Tai, ketvirtas mano video. Šiaip to trečio neskaitau dėl to, kad ten buvo replainimas į haterį. Bet šiaip šiandien norėčiau pakalbėti apie, kadangi viskas, kas vyksta dabar ir visas tas challenge'as mano, visas tas mėnesis mano, kokį mąstymą šiuo metu aš turiu ir ką galbūt jūs galėtumėte pasiimti iš to, jeigu norėtumėte. Aš pradėjau nelabai turėti tam tikrų svajonių. Laikui bėgant aš turėjau labai daug svajonių. Kažkaip, aš nežinau, nemoku papasakoti, bet jos neįsipildydavo. Aš nemokėdavau gal jas ištiesėti, nemokėdavau jų pagauti. Ir aš supratau vieną dalyką, kad man reikia nesvajonės išsikelti, nes psichologiškai šiaip yra labai sunku jas, kaip čia pasakyti, įvykdyti. Atrodo, kad tavo pačios smegenys tiesiog neleidžia įvykdyti tų svajonių, nes tau tos svajonės atrodo per didelės. Aš išsikėliau savo tikslus. Ir per šitą mėnesį, pavyzdžiui, aš turėjau ne svajonių, o tikslų. Tai nuo šiol aš turiu tikslus, nebe svajonės. Ir aš nebesieksiu savo svajonių, aš sieksiu tikslus. Vienintelė mano svajonė, kuri įsitesėjo, tai yra YouTube, kurią aš darau. Ir apart šito, viską, ką aš dabar darau ir darysiu, yra tikslai. Kiekvienas blogas dalykas arba kiekvienas blogas įvykis, aš dabar žiūriu į jį va taip, kad jis yra. Jisai paims ir praeis. Aiga sutvarkys jį kažkaip. Jeigu yra problema ir tu ją gali išsispręsti, kam parintis, kam nervuotis, kam be reikalo nerimą kelt. Bet jeigu yra problema ir tu jas negali kažkaip išspręsti ir turi tiesiog su ja susigyventi, kam parintis, kam nervuoti, juk tu nieko nepakeisi. Nebent eiga kažkaip pakeis. Iš mano perspektyvos ir mano pusės aš siūlau nesiparinti ir mažiau parintis. Leisti laikui ir leisti eigai viską sutvarkyti. Aš seniau labai žiūrėdavau į praeitį. Ką padarydavau, ką įskaudinau, ką pasakydavau. O kas dabar bus dėl to, ką aš padariau praeitį? Galbūt aš negalėsiu judėti toliau. Kuo daugiau galvoju apie praeitį, tuo labiau galvoju apie ateitį. Ir tu negali tiesiog eiti į priekį, nes tu užstrigęs dar gale. O gale kas? Depresija. O kas priekį, jeigu per daug galvoji? Nerimas. Būk dabartyje. Gyvenk dabartyje. Mėgaukis kiekviena sekundė. Mėgaukis, kad atsikeli. Ir daryk gerus sprendimus. Nes kiekvienas tavo posūkis ir kiekvienas tavo apmąstymas atgal atneš tau tik tais depresiją. Aš tiek laiko buvau užsikasęs vien praeitimi ir vien galvojant apie savo ateitį. Jeigu aš negaliu net normaliai galvoti apie savo ateitį, nes aš galvoju apie praeitį tuo pačiu metu, tai kaip aš galiu susitvarkyti dabartyje? Kiekviena diena yra pamoka. Kiekviena klaida yra pamoka. Ir tai yra jūsų pasirinkimas, ar jūs norite atsistot, išmokt ir eiti toliau. Pavyzdžiui, kaip ir mano hateris. Jo pirmas pasakymas buvo: aš esu verksnys. Aš esu verksnys. Aš buvau verksnys. Aš galbūt ir dar esu verksnys. Nes aš vien žiūrėjau į praeitį ir kaip tai efektins mano ateitį. Ir aš verkdavau, pagalvojęs apie ateitį. Ai, nesau, tada aš verkdavau, pagalvojęs apie praeitį. Ir taip. Tai tada taip pažiūrėjus iš teorinės pusės, iš gyvenimo pusės, jis teisus, aš verksnys. Buvau. Nes aš išmokau vieną labai gerą pamoką. Gyvenk dabartyje. Buvau vienam darbo pokalbyje. Ir jų klausimas buvo: ką tu matai ateityje pas save? 3-5 metų bėgyje. Aš iš karto atsakiau, aš negaliu jums to atsakyti. Nes aš žiūriu
dabartį. Ir jinai mano atsakymą buvo tokia, bet tai kaip? Jeigu tu nori čia nais dirbti, tu tikrai turi kažkokią tai karjerą siekti. Šitoj firmoj. Ir aš sakau, taip. Teoriškai, man įdomu, kokios yra ateities perspektyvos šitoje įmonėje. Aš turiu tikslą savo ateities perspektyvos. Bet aš per daug į tai nežiūriu. Aš turiu tą tikslą, aš jį palieku ir aš daugiau jo nejudinu. Jis tegu būna, nes aš žinau, koks jis yra. Ir aš ties to eisiu, bet apie tai negalvosiu. Tai tas atsakymas jai labai keistas buvo ir nepatiko. Jeigu klausimas yra, aš patikau į tą darbą, ne, aš nepatikau į tą darbą. Mano pamoka – gyventi dabartimi ir būti dėkingas dėl kiekvieno dalyko. Būti dėkingas, kad atsikeli ryte. Būk dėkingas, kad turi draugus. Būk dėkingas, kad gali kažkam pasakyti, myliu tave. Arba net, atsiprašau, būk dėkingas oru, miegu, maistu, vandeniu, viskuom. Atsikelk, užsirašyk, už ką tu esi dėkingas. Netgi dabar po šito video gali tiesiog atsisėst ir pagalvot, už ką tu esi dėkingas. Dėkingumas labai išlaisvina žmogų iš kažkokio tai pykčio. Pyktis yra labai stiprus žmogaus emocinis jausmas. Ir kartais net atrodo stipresnis už meilę. Paimkime pyktį ir gailėjimąsi. Kai tu esi labai piktas, tu gali kažkam pasakyti kažką labai riebiai. Pikto, tai reiškia kažką įžeist, kažkam trenkt, kažką apvogt, galiausiai kažką padaryti, dėl ko paskui gailėsis, nes atsiranda tada antras jausmas – gailėjimasis. Yra piktis, yra gailėjimasis. Tu gailėsi, ką padarai. Kaip ir sakau, piktis, pagieža kartais yra stipresnis jausmas už meilę. Bet gailestis tai yra žiauriausias jausmas iš visų šitų trijų. Būti dėkingam viskuom, visada, stengtis bent, yra labai gerai, nes tai yra labai geras vaistas nuo pykčio. Kaip ir būti geresniu žmogum ir pozityviu. Labai geras vaistas nuo pykčio. Bet tas trečias jausmas, gailėjimasis, ne tik ateina, kai kažką blogo padarai, bet kai ir nieko nedarai. Jeigu aš nebūčiau pradėjęs va šito, aš būčiau gailėjęsis visą savo likusį gyvenimą. Ir va tada irgi mane būtų nusmukdę žemyn. Niekas jūsų taip nenusmukdys žemyn, jokie komentarai, jokie žodžiai, jokie žmonės. Kaip? Dalykas, kurio jūs norit ir kurio jūs nedarot. Pradėkit daryti tai, ką jūs norit, būkit dėkingi už tai, ką darot ir skleiskit pozityvą su to, ko norit. Padėkit žmonėm, kada tik galit. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko ir susitiksime kitame video. Iki.